Opozicija sako, kad jūs per dažnai kartojat žodį nesureikšminkim. Kaip tai vertinat? Kad kai tuose dalykuose, kur gal jau reikėtų sureikšminti. Opozicija tikrai ras įvairiausių būdų kritikuoti ir jeigu tik tai tokia kritika, tai man jie atrodo primtina. Iš tikrųjų nėra tik tokia kritika Paluckui, bet verta turbūt sudėti vieną kažkiek tų nesureikšminimo epizodų. Ir nežinau, čia pagal datą nedėliosiu iš eilės, bet tiesiog priminkim. Paluckas nesureikšmina prezidento ir Žemaitaičio ginčų. Pasak ministro pirmininko, tokie politiko apsižodžiavimai neturi įtakos institucijų bendradarbiavimui. Tiesa, socialdemokratas užsimena, jeigu reikės, valdančiosios daugumos kolegos yra pasirengę sutaikyti Žemaitaitį ir prezidentūrą. Širinskienės pasitraukimo Paluckas nesureikšmina, nėra didelio skirtumo. Premjeras Gintautas Paluckas mano, kad su aušriečiais į Seimą patekusios Agnės Širinskienės sprendimas jungtis prie demokratų frakcijos vardan Lietuvos nesukels papildomų įtampų koalicijoje, pasak jo, šie žingsnis kaip tik gali išeiti į naudą. Paluckas kritusių Blinkevičiūtės reitingų nesureikšmina. Reitingai yra tam tikra visuomenės nuomonė tą dieną. Dėl to tikrai neišgyvenu. Vyriausybė formuojama, programa rengiama, esame pasiruošę nuveikti didelius darbus. Todėl vertinimas gali kisti ir į gerą, ir į blogą. Bet pasistengsime, kad taip nenutiktų žurnalistams, teigia Paluckas. Paluckas nesureikšmina Žemaitaičio pasisakymų. Jis užpildo informacinį vakuumą. Manęs absoliučiai netrikdo įvairiausi kalbėjimai įvairiais formatais. Kol tai neturi faktinių pasiekmių, nėra nei teisės aktų pasiūlymų, nei kažkokių iniciatyvų Seime, aš tai vertinu kaip aštrią polemiką, kuri dažnai peržengia gal ir tam tikras etikos ribas, kai iškraipomi vieno ar kito šalies lyderio žodžiai. Kažkodėl mes gyvename keistame lauke, kur kalbėjimas yra svarbesnis nei darimas. Man tai yra nesuvokiama, kaip tai atsitiko. Nesvarbu, ką tu darai, o svarbu, ką tu šneki. Aš sakau, kad yra atvirkščiai. Daug svarbiau, ką tu darai, o ne ką tu šneki. Čia yra esminis naratyvas, teigia ministras pirmininkas. Paluckas nesureikšmina atšaukto susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi. Pirmiausia, važiuoti į Briuselį dėl vieno susitikimo yra pernelyg didelės laiko sąnaudos. Su NATO generaliniu sekretoriumi pasišnekėsime telefonu ir aptarsime tuos reikalus, kurie yra aktualūs Lietuvai. Šiuo atveju juos tikrai galima išspręsti ir telefonu nėra čia dramos. Žurnalistams teigia Paluckas. Ir šiek tiek kritikos visų pirma tokie pasisakymai, kur neturi įtakos bendradarbiavimui. Tai negali būti teisybė. Tiesiog aš nematau kaip tai teisybė, kai dabar jau viešai pripažįsta, kad nei Skvernelis, nei Žemaitaitis, nei Nausėda tarpusavy nesišneka. Bet mes prieš tai ten jie stūmė ant konservatorių, kad Landsbergis nesišneka su prezidentu ir kaip taip gali būti, kaip taip darbas dirbo dabar. Po kelių mėnesių bendros koalicijos nieks nesišneka su prezidentu, visi tarpusavy nieks nesišneka. Tai čia tikrai netrukdo institucijų darbui. Ten, kad galima Širinskienės perėjimą nesureikšminti, tai aš suprantu turbūt, Blinkevičiūtės reitingų kritimo irgi, nes greičiausiai tai buvo labai numatyta jau ir visi suprato, kad Blinkevičiūtė tiek apsimelavus ir taip šlykščiai pasirodžius per visą rinkiminę kampaniją ir galų gale pabėgusi į Briuselį, tai kažin ar jinai kažkada čia bus renkama ar kažkokius ten reitingus normalius turės, tai man atrodo, čia tikrai jie nenustebė to. Bet tai, kad kliedi Paluckas apie tai, kad Žemaitaitis čia tiesiog informacinį vakuumą užpildo ir iš tikrųjų nesvarbu, ką sako, nes žodžiai tipo daug mažiau reikšmingi negu veiksmai, čia aišku nesąmonė politikui. Žodžiai gali sugriauti ten ekonominės rinkas, vien tik žodžiai, net be veiksmų. Ką Amerikoje realiai matom dabar kaip gerą pavyzdį, tu gali tiesiog grasinti tarifais ir tave pradeda matyti įvairiausios šalys, galų galia įmonės kaip nepatikimą partnerį ir tiesiog mažins investicijas pas tave arba mažins bendradarbiavimą, nes tiesiog matys kaip nepatikimą partnerį. Tai Žemaitaitis visą tą kalbėdamas dalyką turėtų būti smerktina, meluodamas Žemaitaitis, taip, ir be jokio dekorumo iš tikrųjų, kalbėdamas visam Seime, ten ant čmilytę šaukdamas ten nesąmonės. Tai turėtų būti smerktina ir neturėtų būti normos dalis, bet socdemams tai priimtina tikrai, Paluckui tai priimtinai, nes jie patys melavo ištisai. Tai jiems tie melai turbūt tikrai neverti sureikšmių, bet tai neturėtų būti normalu ir aš labai tikiuosi, kad per sekančius rinkimus šiek tiek protingiau balsuos žmonės, ne už to žmonės, kurie tiesiog meluoja, ne už Žemaitaičius, ne už socdemus, o galbūt kažkokius naujesnius, geresnius darinius, bet čia sunku pasakyti, kas dar ateinančios rinkimuose bus, nes šitie Žemaitaičio melai, stumimai ant visų visą laiką, savo sektos kūrimas, jis ruošės prezidento rinkimams vienareikšmiškai. Ar iki to daisim ar ne, aš nežinau, bet jeigu daisim, tai jo sekta tikrai bus aktyvi ir tikrai daug balsų jisai surinks. Ir dabar paliksiu jūsų porą video, kur pasisako Šimonytė ir Gentvilas. Šimonytė iš tikrųjų labai teisingai pabrėžė hipokritiškumą ir tą situaciją, tokį lyginimą, kaip buvo elgiamas ir kaip buvo stumiama ant praeitos vyriausybės,
O Gentvilas tiesiog su labai aiškiu palinkėjimu ir, manau, labai blaivaus proto palinkėjimu šitai jaunai koalicijai. Žinot, mano gyvenimo patirtis ne kartą man yra patvirtinusi, kad dalykai labai gerai pažįstami palyginime. Tai aš noriu priminti tas visas rėksmingas antraštės apie tai, kaip koalicijose dūžta lėkštės praėjusios vyriausybės metu, ar dar kažkas ten dramatiško ypatingai vyksta. Nors tiesą sakant, nevyko nieko dramatiško, nepaisant to, kad buvo nesutarimai dėl kai kurių politinių klausimų, bet niekada ne dėl vertybių, niekada ne dėl šalies krypties, niekada ne dėl saugumo, niekada ne dėl Ukrainos, niekada ne dėl to, kas mes esame pasaulyje ir dėl ko prieš 35 metus mūsų tėvai ir seneliai mums laisvę iškovojo. Tai tiesą sakant, aš suprantu, kad visą laiką kažkaip gyvenam tos dienos naujienom ir kažkaip svarstom tos dienos kažkokius pasisakymus ar kažkokius veiksmus, bet visa tai buvo prognozuojama nuo pat tada, kai iš visų galimybių aibės koalicijos partneriai, ir aš sakyčiau, abu koalicijos partneriai pasirinko trečią partnerį tokį, kokį pasirinko, ir dabar tiesiog yra natūraliai situacija tokia, kokia turbūt ir nuo pradžių buvo prognozuojama, kad bus. Nebejaudinu, aš siūlau išmesti jiem Žemaitaitį ir baigtųsi. Jie turės tą satisfakciją vieną dieną X. Tik ta satisfakcija gali įvykti tokiu būdu. Žemaitaitis su jais atsisveikins tada, kai jam tai bus naudinga, o ne tada, kai kitiems bus naudinga. Kad būtų aiškiau, aš primenu, kaip konservatoriai kažkada nesiryžo atsisveikinti su savo premjeru Rolandu Paksu. Tai buvo 99 spalio 18, Paksas atsisakė pasirašyti susitarimą su Viljamsu kaip vyriausybės vadovas ir atsistatydino, išstojo iš konservatorių, atsistatydino iš premjerų pareigų. Tai buvo skaudžiausias smūgis konservatoriam, kurie iki tol nespėjo priimti sprendimų. Pakso reitingas pakilo iki 80, o konservatorių kitame Seime iš 42 liko 9. Tai jeigu nori valdantieji, tegul laukia, kada Žemaitaitis apsispręs.